Labas vakaras, čia tiesioginė Baltikum televizijos laida Rezonansas. Ir šiandieną bandysime išsiaiškinti, ar įmanoma miestą valdyti skaidriai ir bendraujant su žmonėmis. Juk žmonės dažnai sako, kad būtent to ir siekia – bendrauti su valdžia savo miesto, savo šalies valdyme. Primenu visiems mūsų žiūrovams, kad karts nuo karto pamatysite telefono numerį apačioje savo televizijos ekrano. Tuo numeriu galite skambinti ir dalyvauti su mumis šioje diskusijoje tiesiogiai užduodami savo klausimą. Na ir šiandieną pas mus studijoje vieši Klaipėdos miesto savivaldybos tarybos narė Alina Velikienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir taipogi Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas rinkimuose į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą Algirdas Grublys. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai gal pradėkim iš karto, kaip sakoma, jautį imkim už ragų. Kokia situacija šiuo metu yra su savivaldybės valdomomis įmonėmis? Kaip galvojate, ar yra pakankama jų kontrolė? Gal nuo jūs pradėkime tada? Iš ties Klaipėdos miesto savivaldybė valdo nemažą skaičių įmonių, kai kurios iš jų yra savivaldybės įmonės, kai kurios yra akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės. Taip pat daugelį įmonių savivaldybė turi kaip dalininko teisės, tai yra viešoji įstaiga, Klaipėdos keleivinis transportas ir panašiai. Manytina, kad iš ties tų įstaigų valdyme būtų galima naudoti tam tikrus planavimo metodus, kuriuos ir siūlo liberalų sąjūdis, kaip būtų galima sudaryti trimečius veiklos planus, mes galėtumėme nustatyti tikslus, kriterijus, laukiamus rezultatus ir iš ties po metų, po 2 metų įvertinti jų pasiektą rezultatą. O kaip jūs įsivaizduojat mažiau, taip plačiau? Čia jūs taip tokia susakėt, vos neišmoktą eilutę. Iš ties didžiosios įmonės kaip Klaipėdos vanduo, Klaipėdos energija sudaro trimečius veiklos ir investicinius planus, juos analizuoja, pristato miesto tarybai. Tačiau viešosios įstaigos, savivaldybės įmonė, pavyzdžiui, turgų senasis, jie neturi jokių planų ir manytina, kad iš ties šiuos planus reikia sudaryti, reikia aptarti su kolegomis, reikia aptarti su tarybos nariais, su administracija ir siekti tų veiklos rezultatų. Gal turit kažką pridėti? Išsakė. Aš manau, kad pačiame ir įmonių valdyme reikėtų tam tikrų permainų. Yra į savivaldybės valdomų įmonių, kuriuose dirba 8 direktoriai. Aš manau, tai yra šičia vadyboje kažkas yra netvarko ir mes galvojame, kad atėję, sakykime, mes bandysim peržiūrėti ir net vadybos problemas įmonėse. Kaip galvojat, kiek galėtų tai užtrukti? Sutvarkymas toks. Visa tai priklauso nuo politinės valios. Iš ties, miesto taryba formuoja valdybas įmonių, stebėtojų tarybas ir tokiu būdu tai būtų galima iš ties šiuos sprendimus priimti per pusę metų, per 3 mėnesius. Ir greičiau net. O kaip galvojat, reikėtų įmonių vadovus rinkti? Paminėjau ką tik apie 8 direktorius. Liberalų sąjūdis pasisako už tai, kad būtų galimas įmonės vadovus skirti rotacijos būdu arba tam tikram periodui. Šiuo atveju iš tikrųjų būtų galima išvengti to vadinamo pleišto, kada vadovas priauga prie savo įmonės, prie kėdės ir jau pradeda kalbėti apie tai, kad savivaldybės įmonė arba savivaldybės valdoma įmonė tampa jo kaip asmeninė. Tai tam, kad šito nebūtų, iš ties būtų galima organizuoti konkursus įmonių vadovams tam tikram laikotarpiui su pasiekiamais rezultatais. Praėjus tam laikotarpį, įvertinus pasiektus rezultatus, galima toliau skirti valdyti įmonę arba ieškoti kito vadovo. Mes galvojame, kad tas 4 metų periodas, kaip įprasta dabar, yra turbūt geriausias. 4 metus sudarome su jo sutartis, po 4 metų patikrinime. Jeigu jis buvo tinkamas, galime pratęsti dar 4 metus, tačiau nedaugiau kaip 2 kadencijas. Aš šiandieną spaudoje skaičiau, jog Šiauliuose savivaldybės valdomose įmonėse dabar diegiama nauja sistema. Už gerą ir taupų vadovavimą, žodžiu, ten bus taikomas kažkokios tai premijos. Nebūtinai piniginės, nebūtinai prie atlyginimų kažkokie priedai, bet, kažkas tokio paskatinamo. Kaip galvojate, ar reikėtų Klaipėdoje tokio dalyko? Aš manau, kad iš ties tai yra labai geras rezultato rodiklis, nes kiekviena įmonė siekia pelno, arba kita vertus, jeigu savivaldybės įmonė teikia tam tikras paslaugas, kurios yra vertinamos rinkoje kaip socialinės, tada būtų galima sakyti, kad efektyvumas ir taupumas, kuris tiesiogiai atsižvelgia į gyventojų mokamus mokesčius, į tam tikras rinkliavas, jau sąlygotų, kad įmonė valdoma efektyviai. Manau, kad labai sveikintinas dalykas. Ir
pritaikytinas Klaipėdos įmonėms. Bet ar žmonės nesakys, kad štai jie ir turi dirbti taupiai, turi dirbti žmonėms, tai dabar už ką mes juos skatinam, jeigu jie tiesiog dirba savo darbą? Sakykime vieną, kad planas sudarytas įmoniai pasiekti 5-70% pelno, tai nėra adekvatus bendrai mokesčių sistemai. Jeigu Klaipėdos miesto savivaldybėje gyventojai mokėdami už šildymą turi atiduoti pusę savo atlyginimo, aš manau, kad tai yra nenormalu. Galbūt kaina yra per didelė, arba vertinti tai, atsisakyti tam tikrų veiklos išlaidų, kurios galbūt nekuria tos pridėtinės vertės. Algirdai, gal kažką? Gal mes per daug turime savivaldybės įmonių. Aš manau, kad reikėtų šiais metais padaryti tam tikrą auditą, sakykime, gal dalį tų funkcijų, kurios atlieka savivaldybės įmonės, galėtumėm atiduoti privačiam kapitalui. Todėl irgi reikėtų peržiūrėti, kad nebūtina, sakykime, savivaldybei užimti visas socialinės programas. Bet žmonės irgi labai įtariai vertina privačiam kapitalui atiduodamas įmonės. Na, sako, bandoma Lietuvą štai privatizuoti, prichvatizuoti vos ne. Galbūt aš galėčiau pasakyti pavyzdį. Klaipėdos miesto savivaldybė galėtų samdyti paslaugą, tai yra paplūdimių, tai yra priežiūra, tačiau mes išlaikome biudžetinę įstaigą, kuri paslaugą teikia 3-4 mėnesius per sezoną, tačiau atlyginimą mokame visus metus. Kodėl negalime pasinaudoti Palangos savivaldybės pavyzdžių, kada paslauga yra perkama iš biudžeto ir šios paslaugos pirkime dalyvauja viešasis sektorius arba verslas. Tai tokiu atveju iš tikrųjų mes ir skatindami verslą galime pasiekti efektyvaus rezultato. Žiūrėkime, kokios investicijos yra atliktos Palangos paplūdimiuose, yra nauja gelbėjimosi stotis pastatyta ir daugybė kitų dalykų, ko neturime mes čia Klaipėdoje. Tai vat, toks paprastas pavyzdys galbūt ir parodytų tą valdymo efektyvumą, kurį galime pasiekti bendradarbiaujant savivaldai su verslu. Matau, visi kalba dabar, kad reiškia, mes nerimamės mieste smulkus ir vidutinis verslas, sakykime, daug verslininkų, kurie galėtų prisidėti prie miesto puoselimo, jie negauna nei užsakymų, nes tai perima didžiąją dalį savivaldybės įmonės. Aš manau, kad tai atrištų rankas ir smulkiesiems ir vidutininiams verslininkams dalyvauti versle. Na, tada keliaujam prie kito klausimo apie turtą. Jūsų programoje rašoma, kad sieksite atsikratyti nereikalingo ar neefektyviai naudojamo savivaldybės turto. Tai savivaldybė per daug ją turi, ten, ką jūs stalus norite išmesti? Ne, iš ties kalbant apie savivaldybės valdomą turtą yra ir įmonės tame skaičiuje. Tai yra galbūt iš esmės mums reikėtų peržiūrėti tų įmonių veiklos efektyvumą. Kita vertus, savivaldybės turtas, tas, kuris yra materialusis, dalis to turto yra neinventorizuota, kurį reikėtų padaryti šitą pilną inventarizaciją, įvertinti turto komitete, įvertinti to turto efektyvumą ir gaunamą naudą miestui. Ir tas, kuris turtas yra nenaudojamas, arba rasti būdų, kaip jį perduoti verslui arba gaunant paslaugas iš verslo kaip socialinės ar kitokios paskirties. O kita vertus, tas, kuris tikrai yra nereikalingas, kiekvienais metais savivaldybė sudaroma privatizavimo programą ir yra įtraukiamas tas turtas, kuris nereikalingas ir privatizuojama. Aš dar, ne tik tai savivaldybės turtas, yra aplamai miesto turtas, aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį, sakykime, visi mes piktinamės namais vaiduokliais. Čia liberalų programoje, reiškia, yra tokia šūkis, reiškia, miestas be vaiduoklių. Mes atkreipsime dėmesį į tuos apleistus namus, yra ne tik tai privatininko apleisti namai, tačiau ir savivaldybės turtas ir dalis pastatų, kurie yra perėję turto fondo nuosavybėn, taip pat yra jie apleisti. Tai mūsų tikslas, sakykime, kad artimiausių metų inventorizuoti apskaitą viso šito turto ir sudaryti sąlygas, kad vaiduokliai išnyktų iš miesto. Sudaryti sąlygas, galbūt galima sudaryti sąlygas juos nugriauti, galbūt galima, sakykime, priversti verslininkus juos sutvarkyti, kad jie įgautų, sakykime, senąjį tą įvaizdį ar perstatyti tuos namus. Reikia ieškoti galimybių, kad tie vaiduokliai išvyktų iš miesto. Tuo pačiu tai liečia ir miesto turtą. Grįžtant prie to pačio, aš šią savaitę buvau biudžeto komitete ir tikrai buvau nustebintas, kad miesto turtas nėra inventorizuotas. Mes nežinome, kiek jo turime, kokia jo vertė. Per 20 metų nes niekaip nesugebėjome inventorizuoti miesto turtą. O kaip buvo kažkokia iniciatyvos trūkumas? Tai yra daugybė turto. Jeigu vertinti tai, kad 14 km Klaipėdos mieste šiluminių trasų nėra perduoda Klaipėdos energijai ir, pavyzdžiui, tokios įstaigos kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigos pačios turi remontuoti šitas šiluminės trasas, tai ir rodo, kad tas turtas, kuris iš tikrųjų turėtų teikti bendrą naudą miestiečiam, nėra inventorizuotas.
patirime papildomas išlaidas per savo įmonės, tai šiuo atžvilgiu ir per įstaigas. Tai todėl kalbėti apie efektyvų šito turto valdymą, šitie sprendimai turi būti priimami ne 10 metų, kaip dabar yra, bet iš tikrųjų metus, 2, 3 tikrai turi būti šitokie sprendimai priimti. Svarstant mūsų tą programą, netgi buvo toksai pasiūlymas, kad reiškia prie miesto pastatų, kurios valdo savivaldybė, prikabinti tokią lentelę. Šitas namas priklauso savivaldybei, kad miesto piliečiai galėtų matyti, reiškia, kaip jis prižiūrimas ir sakytų savo pastabas ir vertintų mūsų darbą. Čia gal tas pats viešumas, apie kurį aš kalbėjau anonse, kad žmonės nori matyti, ką valdžia daro, kaip jie elgiasi ir panašiai. Gal tikrai tai duotų kažkokį tai netgi pavyzdį tiem patiem verslininkam, kurie turi tuos vaiduoklius namus, apie kuriuos kalbėjote. Taip, ir miesto savivaldybės žmonėms einant per miestą būtų gėda eiti pro pastatą, kuriame kabo lentelė, kad priklauso savivaldybė ir piliečiai būtų aktyvesni, spaudžiant savivaldybę sutvarkyti savo turtą. Bet iš ties turime ir gražių pavyzdžių. Klaipėdos miesto Turgaus gatvė iš tiesų yra fasadai nudažyti ir jau yra miela malonu praeiti ir pasižiūrėti ir pakviesti svečius ir turistus. Todėl tos problemos, kurios yra su tais nesutvarkytais pastatais, jie yra ir centre, ir senamiestyje, tačiau jau yra atitolę nuo to centro. Tai šiuo atveju iš tikrųjų tas bendras turto valdymas ir gyventojų informatumas, kad tam tikri pastatai priklauso savivaldybei, manau, juos pačius paskatintų kreiptis į savivaldybę, atkreipti galbūt į tam tikras problemas ir šiuo atžvilgiu mes patys visuomenę skatindami domėtis, gelbėti, sakykime, griūvantį turtą ir išspręstumėm bendrai problemas. O kaip galvojat, pavyzdžiui, Taikos prospektu, šalia pagrindinės mūsų gatvės, ties Vėtrungė, įsivaizduokim, ties Vėtrungė daugiabučiai stovinti šalia gatvės, jau jie tokie sukirmyje, tokie apipelyje, ar įmanoma būtų kažką su jais daryti, ar čia tik tais renovacija ir tas gražus fasadas po renovacijos gali atsirasti, ar kažkaip įmanoma tai spręsti? Savivaldybė vykdo daugiabučių namų renovavimo programą, tačiau lėšos yra skiriamos tik daugiabučių bendrijų steigimuisi ir projektinių dokumentų parengimui. Todėl kalbėti apie renovavimą privataus turto mes neturime galimybę. Iš ties savivaldybės funkcijose nėra to numatyta ir tai logiškai nepagrysti sprendimai. Tačiau kalbėti apie tai, kad tų bendrijų steigimasi galėtų inicijuoti savivaldybė labiau ir kad renovacijos dokumentus namui parengti galėtų savivaldybė efektyviau, tai taip. Aišku, mieste daug sklando idėjų tokių, kad, reiškia, tuos chruščiovkės, taip vadinamas, reikėtų nugriauti ir vietoj jų pastatyti naujus kvartalus, bet iš kur mes gausime tiek lėšų, mūsų valstybė nėra pajėgi tiek atnaujinti naujus kvartalus. Čia tik daugiau privačios iniciatyvos. Nes turbūt ir tos pačius gyventojus nelabai būtų kur apgyvendinti, kol tie vyksta kažkokios. Čia tai galima pasvajoti ir pagrindinis dėmesys ir valstybė mūsų skiria renovacijai. Aš dar norėčiau prie vaiduoklių pastatų grįžti. Vėlgi tenka susidurti žurnalistiniai praktikoje, kad verslininkai nelabai jau mėgsta su tais namais vaiduokliais kažkaip tai tvarkytis. Jie dažnai būna ar tai užsienyje, ar vilkina kažkaip tos procesus. Jūs minėjote anksčiau, kad galima juos kažkaip priversti ar susitarti. Tai gal plačiau šiek tiek galite pakomentuoti. Jūs minėjote. Yra kokie, sakykime, 3 tokie keliai. Pirmiausia, dabar nėra sudarytos sąlygos, sakykime, stovi nupirktas namas, apleistas yra. Tačiau jis apribotas dėl jo perstatymo, sakykime, ar tai koksai kultūros objektas, ar tai vėl sustatyti kažkokie tai reikalavimai papildomi ir jis verslininkas nenori. Aš manau, kad reikia čia mums diskutuoti, mieste tartis. Galbūt įmanoma, sakykime, gal jis yra menkavertis tas pastatas iš tikrųjų, gal mes sukeliam tam tikrus reikalavimus, gal sudarykim galimybės nugriauti tą pastatą ir sudarykim sąlygas verslininkui pastatyti jo vietoje naują pastatą, kuris investuos pinigus. Vienas. Kitas dalykas, daugelis, aš manau, piktybiškai vengia kažką tai tvarkyti. Aš manau, per mažos baudos yra vis dėlto įvesti kažkokią tam baudų sistemą, priversti, kad jisai skirtų tam dėmesį. Savivaldybė iš ties naudoja tik tai nekilnojamo turto mokesčio kategorijas, tai yra 0,8%, tai yra bendras nekilnojamo turto mokestis, 1% tai yra apleistiems pastatams, tai yra nekilnojamo turto mokestis. Tai šiuo atveju savivaldybės galios yra naudojamos, tačiau tie 0,2% punkto mokestinės naštos matyt nepriverčia verslininkų rekonstruoti ir remontuoti šitų pastatų. Tai
Tai jūs siūlote, žodžiu, ką ir minėjau? Mes siūlome diskutuoti ir ieškoti galimybių, kaip abipusiai naudingomis sąlygomis pašalinti tuos iš miesto vaiduoklius. Aš manau, kad rasime sprendimą.